Sveiki visi. Noriu parodyti centrinę dėžę motociklo Šat SH47. Dėžė šiaip galiu pasakyti nebloga. Yra du raktai, rakinasi, atsirakina. 47 litrai. Liktai viskas ir gerai. Greitai nusijama. Galima paimti su savim plokštelę tvirtinimą. Greitai montuojasi. Viskas gerai. Įdėsiu paveiksliuką. Reklamuotojai rodo, kad galima sudėti du šalmus. Na, to aš ir parodysiu, kaip čia telpa tie du šalmai. Vienas šalmas, kaip ten rodo, šonų reikia dėti. Vienas šalmas indedu. Specialiai paėmiau du šalmus, kad parodyčiau. Antras šalmas. Viskas. Nebėra. Kokio dydžio tie šalmai, aš nežinau. Vaikiški? Gal vaikiški kokie, ar šuniai kokie. Taip iš vis niekaip. Netgi jeigu vienas šalmas telpa, viskas gerai. Sudedi, uždarai, darai, užrakini. Bet jeigu po šalmu kas nors papuola, pirštinės, įmetu pirštinės, ant pirštinių dedu šalmą. Tada čia užsidarė. Būna koks daiktas papuola, kas nors riebesnio, storesnio, viskas. Neužtenka. Neįsivaizduoju. Jeigu šitas atidarytas, irgi viskas neužsidaro. Nu tai va toks ir tokia ir apgavystė. Kai buvo pirkta, galvojau, kad viskas man tilps, bet čia mažai kas telpa. 47 litrai skamba neblogai, bet dėžė mažoka. Tai nusprendžiau nusipirkti kitą didesnį. 58 litrų, tai paskui padarysiu išpakavimą. Pažiūrėsim, kaip ten telpa. Ir vėl sveiki, kaip ir žadėjau, nauja dėžė Šat 58 litrų. Pilnai vadinasi Šat SH58X. Keičiamo tūrio. Žiūrėsim išpakavimas. Kaip čia. Bet nebuvau atidaręs, pats nemačiau. Kas ten viduj. Reikia pažiūrėti. Taip. Pėlis padėti. Pakuotą. Mes. Taip. Dėžė ačiū. Šonon nereikalinga. Taip, pati dėžė, polietilena, įpakavimai. Nes pirma, kur turėjau, tai tik mažoka, man vietos mažai, ten ką nors labiau sudėdė viskas. Nu, šita didesnė. Šita didesnė, tai sunkesnė. Gerai, šitą irgi šonon. Taip. Kaip čia atrodo. Labai panašiai. Nors kai nauja, tai gražesnė. Taip, rankina. Čia mygtukas paspaudė, rankina atsidaro. Viskas aišku. Aha. O. Yra dirželis. Susikraut. Čia tvirtinimo plokštė. Ir du raktai. Raktai kitokie. Raktai kitokie. Ant senos dėžės. Naujos dėžės. Irgi du raktai. Ir guli. Praktiškai tvirtinimas. Tvirtinimo tos detalės lygiai tokios pat kaip ir senosios dėžės. Taip.
Įdomu labai plokštė. O, plokštė. Plokštė didesnė žymiai. Ir nuo senos netiks, reiks šitą montuoti. Gerai, sumontuosim. Taip, šitoj dėžė yra viena ypatybė, kad jinai didesnis tūris darosi. Šitas spynos, va, dabar jinai susidėjo, dabar jinai mažiausia. Nežinau, kiek čia jūs litrų, nelabai ir svarbu. Yra 3 pozicijos. Čia yra mažiausia, tada šitas pasikelia, čia yra, čia va į viršų, čia užsifiksuoja. Va, čia yra didžiausia. Užsidaro, užsispaudžia, Все. Taip, ir užsispaudžia ir turi užsirakinti. Rakinti šitą kitą, viskas neįsispaudžia. Neatsidaro, kai paspaudė šitą rakto širdelę. O dabar paspaudžiu, atsidaro. Jeigu aš noriu ją išimti, tai turiu pasukti raktą taip. Kada aš išfiksuoju ir dėžę pasiemu. Gerai, gražu. Dabar čia užsispaudžiu. Viskas tvarkoj. Dabar didžiausias rūpestis. Tuoj paimsiu šalmus. Pažiūrėsiu, kaip telpa. Žiūrėsiu, kaip telpa. Taip, vienas šalmas. Nu, atidaryk. Nu, čia atidarimui reiks priprast. Taip, maksimaliai atidaryta. O, šalmas čia puikiai telpa. Kitą šalmą paimt. Kitas šalmas. Ir kitas šalmas. Ir dun, fanfarai užsidarė, užsirakino. Viskas. Idioto svajonė išsipildė. Dėžė didelė, gera, graži. Ir nesakyčiau, kad labai brangi. 2 metai garantijos, čia visokie lipdukai. Bet šitai dėžiai galima uždėti nugarėlis. Tai jis labai brangius, tai turbūt tiek to, nelabai manęs reikalingos. O tai puiku. Maksimaliai išsikišus, sutelpa 2 šalmai. Na, aišku. Dar čia į tarpus, čia dar užsisegt galima. Kaip čia, va taip. Va, užsisega. Na, taip, kad daiktai kokie neišsilakstytų. Viskas taip. Uždarom. Žakinam. Šitos daiktus šaunam kol kas. Dar atnešiu senąją dėžę palyginti. Ir štai, nu, labai panaši, bet žymiai mažesnė. Nu kągi, gerai. Pagaliau esu patenkintas. Nes labai panašios tarpusai. Na ir štai nauja dėžė ant motociklo. Uždėta. Užsiklijavau driežą. Čia nelipdukas čia jis. Atšvaitas raudonai atšvaitį. Labai gerai matosi naktį. Taip va atrodo. Čia yra sudėtoj padėti. Mažiausia. Išskleidžiau. Didžiausias tūris 58 litrai. Aš jau pavažinėjau su ja, turėjau kelionę kelių dienų. Viskas gerai, tik tai yra vienas trūkumas. Jeigu tokiai padėti važiuoji, prisikrovęs daiktų, tai jaučiasi svoris ir jaučiasi, kai vėjas nešioja motociklo galą.
reikia važiuoti atsargiau. O jeigu sudėta būtų, tada viskas gerai, važiuoji nejauti. Tai tiek.